Jūratė, Sveiko Kauno nominacijai, kas jūsų favoritas? Mūsų kaip medikų su Česlovu abiejų favoritas yra vakarėliai be alkoholio, nes alkoholis tai iš tiesų tai yra tokia baisi problema mūsų jaunimui ypatingai, kadangi tai ir genetinį fondą veikia. Praktiškai jeigu merginos geria ir rūko, tai jos jau iš karto žaloja būsimo savo kūdikio sveikatą. Unikalaus Kauno nominacija jau čia be konkurencijos eina Kęstutis Ignatavičius. Etatinis praktiškai yra Kauno miesto ceremonmeisteris, kuris puoselėja senas tradicijas ir sukūrė ir visą eilę naujų tradicijų. Ir viena iš tokių, tarp kitko, labdaros vakarai, kalėdiniai vakarai, įvairios nominacijos, apdovanojimų menininkų, dailininkų, rašytojų ir taip toliau, viskas vyksta būtent jos iniciatyva ir jo organizuojamos tos šventės. Šviesaus Kauno nominacijų irgi eina mūsų supratimu su Česlovu, bet konkurencijos Giedrius Kuprevičius, praeitų metų nacionalinės premijos laureatas, kuris iš viso universalus žmogus, tai ir kompozitorius, tai ir grojantis koncertus nuostabius, kariljonais grojantis, kaip ir jo tėtis Viktoras Kuprevičius, tai ir kompozitorius, tai ir pedagogas, tai ir rašytojas, ir publicistas, ir nepaprastai įdomus žmogus, ir humoristas. Žodžiu, jeigu jūs dar nepažįstami, susipažinkite. Laisvo Kauno nominacijų irgi eina be konkurencijos. Žalgiris, tai praktiškai mums, bent vyresnės kartos žmonėms, tai yra mūsų lietuvybės simbolis. Ir kada jie laimėjo Žalgiris prieš CSKA, tai mes vyresni tai buvom toj sporto halėj, kas ten darės, tai jūs neįsivaizduojate. Ir dabar žiūriu Sočio olimpinės žaidynės toli gražu, kaip mes kriukiame toj sporto halėj. Aš manau, kad kai kas ir insultus gavo, ir infarktus. Klestinčio Kauno nominacijai tai senamiesčio bendruomenė. Tai pavyzdys, aš manau, kad ir kitų Kauno rajonų bendruomenėm. Tai bendruomenė, kuri atgaivino patį senamiestį, kuri įvairiausias priemonės organizuoja, sutelkė žmonės, sutelkė turistus. Žodžiu, tai tikrai yra pavyzdys kitiems rajonams Kauno. Kuo daugiau apdovanojimų, reiškia, mes atkreipiam dėmesį ir tada išgirsta, gal ne visi domėjosi šituo, o kada vyksta kažkokie apdovanojimai, tai daug kas suklūsta, o gal ir aš kada nors kur nors papulsiu į apdovanojimą. Reiškia, tvarkoj, skatina.